Privati valda. Nei važiuoti į nei aitį. Jeigu nebūčiau pavargęs, norėčiau užlipti, nušokti. O čia yra baisių žvėrių aplink ar nėra? Čia baisiausias kas yra, ne? Nes aš ten einu tokios delno dydžio pėdsakai, matosi praeitą, gal šį rytą, taip šviežiai. O tenais. Jinai tenais slepiasi. Mato. Wow. Dar kažkokia. Dar vienas žvėris. Šiaip teka cykiai. Tai šiandien kviečiu kartu pasivaikščioti po Vilnių, parodysiu vietas, kur aš mėgstu eiti ir kiek tokios sąlyginai laukinės gamtos pačiam Vilniui arba labai arti jo mes turim. Tai pradedu netoli nuo namų, einu iš Pilaitės. O šio žygio planas man atrodė gana paprastas. Nuo namų nueiti iki startinio taško, kas yra Asanavičiūtės gatvės gale, esanti aukštos įtampos linijos pradžia. Tada nuo ten palei didelius ir įspūdingus elektros stulpus eiti iki Neries Vingio. Šio maršruto pradžioje jau esu vaikščiojęs, ten yra kalnais ir pakalnėmis nusidriekęs smagiai vingiuotas elektrikų keliukas. Aš tikėjausi tokio paties keliuko iki pat upės, bet brolyti kaip aš klydau. Vietos, kuriomis tenka eiti palei šią liniją, yra gražios ir įspūdingos, bet kelią kai kur reikėjo skintis pačiam. Dėl to šis 9 km nuotykis tapo tik dar smagesnis. Gali būti klausiančių apie mano įrangą, čia gėrą pavadinkime, kaip čia ką aš turiu, tai čia tokie pranešioti, bet labai vidutiniški. Dekatlono batai, džinseliai, kurių šiaip nerekomenduočiau. Geriau būtų kažkokias mažiau prapučiamos kelnes. Lebenė, o apačia merino vilnos su ilgom rankovėm. Apatinis toks rūbas. Tada ant viršaus nedvilinė tokia samonėlė. Ir šiandien laukia yra plius 4-5 kažkas tokio. Žytiminė šiek tiek žemesnė, bet einant gerų tempų turėtų užtekti šilumos. Nu ir pirštinės. Pirštai pilnai nedengti, nes norisi jausti vėją tarp pirštų. Nu va, ir kuprinė su 2 vandens buteliukais. Kaklaskarę dar įsimečiau, jeigu prireiks. Bet, kaip sakau, jeigu geras tempas nekrenta, tai šitą šilumą savaime ateina. Ką dainuoja? Esam 1,5 kilometrą ir jau šiek šilčiau darosi. Čia buvo nebloga atkarpa, kai buvo vien tik tai saulutė. Tai gerokai šilčiau, maloniau. Apie ėjimą norėčiau papasakoti, kodėl verta. Ir ką tai daro, ką tai duoda. Man tai padeda balansą tarp kūno būsenos ir psichologinės būsenos. Rasti, atstatyti, gal labiau atstatyti, nes labai lengvai man nusimuša. Išsibalansuoju. Tai vat, einant, dažniausiai pradedu greitesniu tempu, iš jėgos, o paskui jauti, kad ar dėl nuovargio, ar dėl kokių nors skausmų, kūnas pradeda lėtėti ir ateina arčiau tos būsenos, kurioje pats esi ar užstrigęs, ar įkritęs. Ir iš to balanso paskui, bent jau piligriminiam žygį, kai jau labai daug galima pasimti iš tos būsenos. Atsipalaiduoja, visokios įtampos vidinės ir taip toliau. Bet šiandien aš eidamas, nežinau kiek aš čia nueisiu, norėčiau kokį 15 km bent jau. Šiandien aš turbūt nieko panašaus nepatirsiu, bet aš bent praseisiu. Nes kaip ten sako, juk svarbiausia kažką daryti, ne? Išbūti tas sunkiausias būsenas. Tai va, einu be lazdų po piligriminį žygį, kai jau labai norėjau aš jų,
Tai ten paskui tokias medinės susiradęs buvau ir man jos veikia, bet gal kaip grįžęs taip ir nenusipirkau, nes taip ir neišėjau, nes labai nesinorėjo anos geros patirties kažkokiom, kaip dabar, tokiom kitokiom gadint. Tai va, bet lazdų tikrai reikėtų, nes lazdas truputį sulėtina. Tu atsistoji, iš karto pradedai truputį ramesnių tempų. Tai va. Ir kiek tada, einam toliau. Jau bus 2 kilometrai, dabar saulutė kala į kaktą. Apšilsim. Ir iki startinio maršruto taško liko kažkas panašaus, gal 1,5 kilometro. Tai čia palei salotę praeisim. Čia dabar nersim į miškelį. Į miškelį. Turim 2 kilometrus 150. Truputį dreba, bet esmė, kad einam. Jau gerokai šilčiau, jau maloniau. Jaučiu, kad nugara. Čia kadangi labai paprasta kuprinė, be pakeltos nugarėlės, tai niekas ne taip ventiliuojas lengvai, bet kuprinė padeda apšilt greičiau. Tai va. Tai kol kas einam toliau, pažiūrėkit gražu. Mes esim ten, ten. Ir tada tenais už tų medžių yra mano maršruto pradžia. Šakaliai. Ką, turim beveik 3 kilometrus ir jau karšta pasidarė. Labai reikia stebėti savo būseną einant, prakaitavimą, nes jeigu labai išprakaituoju, tas prakaitas, esant tokiam orui kaip šiandien, kai nėra labai šilta, pradeda vėsti ir gali ten visokių nemalonių dalykų prasidėti, kosuliai ir panašiai. Tai aš kapišoną nusimečiau, ausis atpalaidavau, šiek tiek ties kaklu, bet labai lengvai. Ir bandysim kontroliuoti karštį. Nu va, pirmas kalnelis prasidėjo. O ten kažkokie gudeliai, kaimas prie pat Vilniaus. Tai mums reikės tenais palei jį ir išeiti. Mums dabar čia gal išeitų. Ai, va. Va yra takas. Matosi lapai sujudinti. Tai ten eisim ir išeisim ten, kur reikia. Ok, let's go. Gerai. Nusloju. Šiaip čia ieškojau šitą taką, tai buvau išlindęs ten, kur žvėrių takai matosi yra. Tai ten, kur žvėrių takai, yra labai įdomu eiti, nes eini ir tikiesi, kad kiekvieną sykį tu pamatysi kažkokį gyvūną. Deja, nesu nei sutikęs, nei matęs. Gerai, kalniukas rimtas šiek. Ne, čia nieks nesimato. Čia reikia eiti su kitu žmogum, kad mastelis matytųsi. Bet šiaip kardio neblogas. Gerai, žiūrim, kas toliau. O, žiūrėkit. Kelias tenais, bet eisim čia dar akmenį pažiūrėti. Kažkoks senolis. Įsitaisęs. Apsimenuojas. Įdomu, kaip jisai čia taip ir stūkso, ar atvežtas buvo. Šiaip didelis. Kaip gal pavyks parodyti. Gerai, čia aš. O čia akmuo. Taip, va, didelis. Jeigu nebūčiau pavargęs, norėčiau užlipti, nušokti, bet reikia toliau, nes dar daug liko. Dabar taip, ten matosi, kad galima išlysti, ten kirsim kampo. Arba galima ten eiti, toliau palei kelią, kuris čia. Tai gal aš, kaip aš ėjęs tenai, tada bus pradžia, jau visai šalia. Nu ką, esam pradžioj maršruto. Nueita buvo, palaukit, kaip čia. Taip.
3 km 700 metrų. Ir čia yra pradžia. Čia, žodžiu, eina aukštos įtampos laidų linija. Iš ten ateina, ten nueina, į žemę sulenda ir va ten paskui matosi teliko bokštas. Nu va ten. Ten. Tai čia ne veltui taip, nes Karoliniškės, ten Lazdynai ir čia šalia aplinkelės. Ir mes eisim va tenais, va šituo visu. Gal pavyks priartinti? Ne. Va ten tuo gražiu takeliu, ten ramybė ir grožis. Va, pažiūrėkit, dabar saulė šiaip yra aukštai ir ten perkala nesimato niekaip tų visų grožių ir aukščio skirtumų. Bet va ten tolyn ir norėsis nueiti. Va ten raisim, šunelis. Šiaip tai pradėjo jau šniukštimas nuo aplinkelio rimti ir tilti. Tai va dabar ateinam į šitą mišką, į šitą grožį. Ten šiaip paskui išeit turėtumėm į draustinį, kuris irgi gražus, irgi gražu daug vietų. Vat, žiūrėkit. Nu, nežinau, ar matosi, bet čia tikrai įspūdingai gražu. Ir va čia stulpo, čia stulpo pradžia, ten jau stulpo tik tai matosi galva išlindusi. Nu, čia tie aukščio skirtumai, įspūdingai atrodo viskas. Ja. Ir va čia mes ateinam prie vietos, kur aš buvau atėjęs ir toliau man nelabai pavyko nueiti. Čia yra tokia įspūdingo grožio dauba. Nu, ten reikės nusileisti, tenais. Bet ten net nesimato dabar dugno, kur reikės eiti. Ir paskui va ten pakilti šituo visų statmenų viršum. Ir ten jau už jo yra privačios ribos ženklas. Ir aš labai tikiuosi, kad ten pavyks kažkaip ir mišką apeiti, nes įdomu tęsti kelionę ir pažiūrėti, kaip čia toliau atrodo šitie įspūdingi kalnai ir toliai. Gerai, bandysiu jums matant, kamerą gal kaip jums nulipti. Čia žiauriai. Čia matosi, kad piračiai yra bandę važiuoti, bet čia važiuoti gal dar ir gali. Visiškai stačiai. Nuvažiuoti gal dar ir gali, bet užvažiuoti paskui yra reikalų, ypač kai dabar va dar taip šlapia ir slidu. Lipu. Aš nežinau, ar matysis, bet šiaip labai statu. Telefoną laikau horizontaliai lygiai, o čia va tokia statybė. Iš ten atėjom, koks šitas aukštis įspūdingas, koks tas gylis. Nu va, čia dabar privati valda. Čia matom kažkokį praėjimą į tą pusę. Į viršų yra takelis ir lyg ir turėtų pavykti apeiti visą šitą, nes paskui, matot, ten nusisuka laidai į tą pusę, į dešinę. Reiks bandyti ten išeiti. Privati, tai privati. Matosi, ne? Jo. Privati valda. Nei važiuoti, nei eiti. Nu tai gerai. Einam tenais. Čiuk. Žinot, kas esat miške truputį, kaip yra baisu eit paskui kažką, kai miške eina ir šapus paleidžia, kai veidą gali gauti. Tada būna. Nu, šunis loja, pamatymą tas iš karto. Čia kažkoks kaip kelias, žiūrėkit, yra. Čia išvažinėta. Čia gal ir mūsų atvažiavę šitie elektrikai, jeigu reikia. Gerai. Toliau. Šiaip tai baris, kai dabar pagalvojau, kad jau erkės tai turbūt atsibudusios yra. O aš išėjau su va tokiom koinytėm. Ane? Tai padarom tokį dalyką.
Opa. Opa, opa. Ko nesu čia specialiai dar atsimint pirkau iš to paties Dekatlono su pastorintų padų ir šonais tam, kad nenusitrintų. O, bus gerai. Iškai niekam nerūpi grožis, ne? Gerai. Bandom ieškoti praėjimo. Voratinkai. Mano vaikai tai jau klikta. Taip. Pažiūrim. Va čia esam ant kalnelio viršaus. Bandom leistis nuo kalno ir išeiti į elektros linijos posūkį. Nu, čia takelis yra. Matot? Išvaikščioti. Taip. O, čia visai prabangus takelis. Tai va, ten galima eiti ir matosi čia vaikštama ir neretai. Ir dabar va ten žemyn. Tu, lakt va, tada. Žemyn, žemyn, žemyn ir stačiai žemyn. Keliaujame. Nu va, išlindam į tuos gudelius. O čia matosi. Mes va nuo ten atėjom. Ir dabar va tenai reikės praeiti. Netgi matau vėžės yra. Gal pažiūrėsiu, kiek aš jau čia nuėjau. Iš viso nueita. Mes turim 4 km 700 metrų. Nu tai ir keliaujame. Įdomu, kas toliau, nes jau žinokit, viskas, kas toliau, man yra nepažinta ir einu pirmą kartą. Gal dabar nulipti kažkaip. Easy. Žiūrėkit. Vat tenai eina viena atšaka. Čia vat matosi eina laidai. Ir į šitą. Vat tenais. Gariūnai. O mums reikėtų va čia yra atšaka ir bandyti va tenai eiti. Nes šita išlys tenai į link Pilaitės. Bandom. Pum, 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 pum. Pasibėjau, kad kol aš tiek daug šnekėjau, mano tempas nukrito ir atvėsau. Ir reikėtų susimti, ne? O kaip čia gražu. Keturatės pravažiavo, tai nežiūrėjo kaip visiškai svetimą tokį. Kas čia matau, ką čia? Bet va kaip gražu, žiūrėkit. Va, elektros stulpos. Ir va ten. Jums nesimatys vėl. Kaip ten statu ir kietai. Einam, žiūrim, kas už to kalną. O, bračiai. Čia kaip išvarinėta. Ir jo, čia praeitų metų liūčių padariniai. Va, ten arčiau mano namų yra toksai irgi plotas. Tai ten išplauti va tokie akmenys. Nes lietus, kai bėga, kai pila čia liūtis, išplauna va tokius dalykus. O čia užvažiuoti yra reikalų. O statybė. Opa. Aukščio skirtumas čia dabar laikrodis nerodo, koks čia tas aukščio skirtumas gausis, bet nemažai bus. Čia koks 5 metrų ir nedaugiau. Tai va taip. Man atrodo, atvažiuoju iš manęs. Keturatės. Tai va. Vienas kalnas ir man jau šakėsi, ne? Labai minkštas gruntas, smėlis. Čia dar tas pavasarinis, kur būna purus. Eina savo. Eina savo. Eina savo. Pirmas kalnas iš daugybės. Nelygiuotas susirinko, ar ne? Pažiūrėkit, kaip gražu. Taip, lipaus jautas. Pažiūrėkit.
ten matosi bokšto aukštis. Jeigu ant žemės padėčiau, net nebesimato. Spūdinga. Toliau. Išsinėriau iš Liemenės. Kas yra įdomu, praėjau didžiulės kanopos įspaudus, tai ten šernas ar kažkas. Ir kas įdomiausia, žiūrėkit, čia yra bokštelis. Čia yra medžiotojų bokštelis. O tas, aš įtariu, kad čia medžiotojai buvo, nors plak skylių nėra. Jeigu žinot, kuris čia namelis, ar čia bokštelis, tai parašykite komentaruose. Nes man atrodo, kad čia yra medžiotojų bokštelis, nes čia tose pievose atrodo tikrai turėtų vaikščioti žvėriukai. O žiūrėkit, ten kažkas tai vyksta. Eisim, susipažinsim. Tai va. Šiaip matosi super lipat Pilaitė. Ten matosi televizijos bokštas. O čia kažkas baikerių suvažiavimas. Kažkokie frauderiai. Kažkas tokio. Matot? Čia dabar statu, smėlėta ir vingiuota. Ten dar pačioj didžiulė bala. Tai einam, o žiūrėkit. What the fuck? Čia dydis. Nuo sulig mano ranka. Kas čia toks, aš neįsivaizduoju. Gal šuo? O jeigu šuo, šiaip daugiau aš neturiu nieko, nei pagalio sąlyginai. Nes kai ėjau piligriminį Portugalijų jau be lazdos, aš jaučiausi labai plikas ir nuogas. O dabar nieko. Čia turėtų gerai atrodyti, tarp manęs dabar tai staupai. Labai gražu. Pakalbėjom su motociklininkais, nematė net tų pėdsakų. Čia aš vienintelis turbūt toksai pastabus. Tai tikiuosi, čia baisių žvėrių nėra. Labą dieną. O čia yra baisių žvėrių aplinkui ar nėra? Čia baisiausias kas yra, ne? Nes aš ten einu tokios delno dydžio pėdsakai, matosi praeitą, gal šį rytą, taip šviežiai. Tokie dideli. Nes tik nufilmavau, nenufotkinau. Tai net įdomu, kas, bet čia ne lapė, žinokit, ten žmogaus dydžio. Aš pridėjau mano ranka. Tai kas čia vilkas? Bet kokio dydžio tada turėtų būti. Bet jeigu nematėt, tai gerai. Mes niekad nematėm, lapę matėm. O daugiau ne. Gal sutiksiu. Įdėsiu į video. Gerai. Žygiuojam toliau. Aš gal eisiu to kraštu. Nes vyrukai panašu, kad norės pravažiuoti. Bet čia akmenų, žiūrėkit, kokių. O, dar vienas dičkis. Žiauriai gerai. Bet kas ten per žvėris? Nesustoja, gal kad sustoja kamera. Kas ten per žvėris, aš neįsivaizduoju. Tai jeigu rimtai turim kokių pėdsekių, medžiotojų ir panašiai, parašykit, koks ten gyvūnas. Tokio dydžio pėdsaką galėjo palikti. Nes panašu, kad gal ryte buvo eita. Nes ir vyrukai sako, važinėja motociklai keturačiai čia. Tai žodžiu, šviežiai kažkas praėjo. Prie pat Vilniaus. Tokie va žvėris. Nors aišku, Vilniuje irgi yra buvę, kad ten ir stirna kas nors nudaužė. Man yra buvę, ne man, kad aš nudaužiau, bet aš esu gyvenęs prie Akropolio, Šeškinės pakraštys ir prie Ozo gatvėje, kur eismas, miesto vidurys. Ten yra stirna nudaužęs vienas iš kaimynų. Tai va taip gyvenam Lietuvoje. Gražiai. Nežinau, ar dėl to, kad filmuoju, ar dėl to, kad einu nepraeitom vietom dar ir viskas naujo. Pagerėjo nuotaika. Pėdsaką pamačiau. Nežinia, kas dar toliau laukia. Žiūrėjom, ten dar kažkokią mašiną matau. Kažkas tai kažką daro. Tikiuosi, nestatybinės šiukšlės krauna. Nes šiukšlių čia aplinkui labai daug. Labai visur primėtyta. Dabar žiūrėkit, ką turim. Dabar taip. Mūsų visą elektros liniją išsišakot pradėjo. Viena dalis eina ten, kita dalis eina ten.
Tai aš tada turbūt įsijungsiu to žemėlapį pasitikrinti. Nu, consultationas su telefonu rodo, kad reikia eiti truputį kairiau. Nu, ne truputį kairiau, ne dešiniau. Nes ta dešinė atšaka kažkur nueina, kur neįdomu, ne į gamtą, į miestą. O mes einam tenai. Žiūrėkit. Kiek ten daug stulpų dar mūsų laukia. Tikiuosi, kad kelias bus. Šilta pasidarė visai. Tas tempas geras. Merino Vilnos apatiniai marškiniai labai padeda. Labai padeda, nes jie nelaiko drėgmės savy. Atiduoda, išgaruoja viską per į tą medvilninį. O medvilninis truputį pristabdo. Dar turiu tokį daiktą, kurio dabar neradau ant greitųjų, nes norėjau kuo greičiau išeiti iš namų. Neperpučiama bolonkė, kaip čia pavadinti lietuviškai, tokia striukytė. Viena sluoksnė, ten jinai sveria gal 400 gramukų. Irgi pirkinys iš tą paties Decatlono. Bet tas striukė, žinokit, labai rekomenduočiau tiem, kas mėgsta pasivaikščioti arba dviračių važiuoti. Nes man su motoroleriu netgi važiuojant, tas striukė padeda. Ar papačią pasimauni, jinai jokio vien nepraleidžia. Tai ten su ją esi visiškai saugus ir nelengva. Tu nejauti jokio papildomą svorio. Tai jinai kaip šarvai. Kaip iš Žiedų valdovo, kokie tam buvo Mitris, Frodo atiduota liemenė iš Elfo. Mitrito ar kokia ten taverna. Tai geras daiktas. Nu va. Miesto triukšmas dar girdėt, žinokit. Dar truputį yra. Bet vieta, iki kurios nori nuvest, ten yra absoliučiai gamta. Ten yra upės Neries vingis. Per jį viršum eina laidai. O ten šalia, kas su keturračiais privažiuoja. Aš su visureigiu kažkada bandžiau savo, bet ne iki galo nuvažiavau, nes per gražus mano visureigis, kad aš juo taip negalestingai bekelę važiuočiau. Bet taip, žinot, kirba, krapžda šitas noras kažkada tai nuvažiuoti. Dar yra niuansas, ką norėčiau papasakoti, kodėl su dviračiu nemėgstu važiuoti. Ir geriau yra eiti. Nes kai tu važiuoji su dviračiu, viskas žymiai greičiau keičiasi. Ir tada tu tos vietos, kurioje tu esi, tu jos taip nepatiri. Man atrodo, nes dviratis yra kaip cheat kodas. Tu sėdai, raminiai, vat kaip dabar aš čia pravažiuočiau, pasipurtyčiau ir aš toliau žiūrėčiau, kur toliau. Tai čia yra labai numiesčioniška, taip šiuolaikiška, taip greita. O ėjimas tave nuramina ir pastato į tavo natūralų tempą ir matymą. Ir va dabar čia irgi, tai minkštesnis meliukas, tai kietesnis. Ir viską praeini savam kojam. Bet mane labai suintrigavo tie pėdsakai, aš dabar einu, aš vien apie juos galvoju. Man taip įdomu, kas ten gali būti. Šlapia, slidoka. Lieka aš dabar einu, yra kovo, kokia trečia, gal jo, kovo trečia, man atrodo. Va. Tai dar ledai kai kur likę. Darbą dirba, taip reikia dešą užsitarnauti. Reikia užsitarnauti dešą, maistuką. Žiūrėk, kaip statu. Opapa. Nu, gražuolį. Va, koks gražuolis. Gražuolis. Pabijojom, padrebėjom. Einam toliau. Pėdsakai tikrai ne jo, ne? Nemanau. Tai va, iš ten atėjom. Tenai eisim, kad matytus. Tenai. O dar toli. Žygiuojam, pažiūrėsim, kas ten bus. Supratau, kodėl čia keturračiai nevažiuojam. Pats pamiršau. Čia yra apėjimas, apvažiavimas. Eina gatvė. Tada va čia yra gatvė ir jinai į pat nerį nueina. Tai ten būtų galima į Gariūnus išlysti. Net ne Gariūnus, į Savanorių prospekto pabaigą, ten kur gamyklas. Mums reikia va tenai. Ten mes išeisim
kur įdomiau. Tai dabar reikia rasti nulipimą. Nu, gerai, gali būti, kad aš gailėsiu šito. Arba ne. Ne, gal ne. Čia reikia šokti. Solidžiai. Nu, dabar čia va reikėtų užlipti, nes tam laidai mus veda. Bandom. Minkšta žemė buvo. Oplia. Paprasčiau negu galvojau. Va. Ir dabar tiesiu tenai. Pam. Čia yra kažkoks tai takas. Kažkas tai. Nulipam. Dar vienas kalnas. Opa. Šiaip tai žiūrėkit, jeigu jūs domina piligriminis žygis, kažkas į tą pusę, tai šitą maršrutą aš labai rekomenduoju. Nes čia kalnas pakalnė. Einant bent jau Portugalijos keliu, laukia lygiai tas pats. Kalnas pakalnė. Tai einant čia, šito gan minkštų smėlėtų gruntų, pripratinsit gal kelius, pajausit galų galę savo ribas, kiek jūs galit tos savo kelius engti arba iš jų išspausti, nes man tikrai labai panašu čia, vat, kur einu, nėra ten tokių gal šabakštynų, žolės mažiau, bet reljefas labai panašus. Tai rekomenduoju šitą kelią susigaudyti, kur pradžia. Manau, kad paprasta. Koks šabakštynas, žiūrėkite. Čia dabar prasibrauti. Jeigu išmokčiau eiti kažkaip tyliau, aš gal čia kokį žvėrį pamatyčiau. Nes čia taip ramu. Ja, darbo šakaliu. Aš atsimenu, kad čia kažkur tai turėtų būti dar vienas toksai privačios žemės plotas, kuris neleidžia taip pilnai po tais laidais eiti. O kažkokia tvorų matau. Kažkokia tvorų žemė matau. Va. Tenai. Tada taip eina. Ten kažkokia troba su irgi dalykais. O mums reikia va ten. Tenai. Kur toliai. Bandysim turbūt čia per tą pusę apeiti. A ką daryti? Per namus tai neisim. Nu, žinokit, gali būti, kad čia vaikštančių yra. Nes takas yra išmintas. Kas žmonės šiek tiek matysis. Apėjimas aplink teritoriją yra. Tai geros naujienos. Tik tai eik. Ten dar vienas piktas loja. O įdomu, ten mes išeisim. Nes ten, žiūrėkit, yra kažkoks dalykas apklotas. Nu, bandom eiti, pažiūrėsim. Gal bus praeimas. Kažkokį šuniuką pabaidžiau juodą. Tikiuosi šuniukas, o ne žvėriukas. O čia irgi žiūrėkit. Takelis yra, matot. Eini ir išeisi. Nu, loja tai stipriai, ne? Loja agresyviai. Kad jau tikrai neprieitum. Bet mes einam pro šalį. Mums ten neįdomu. Va. Dabar tenais tiesiai reikia išeiti. Ten jau bus ramiau. Čia kažkas stataus, matau. Stirna. Nežinau, ar matėte. Bet buvo stirna. Tikrai.
buvo stirna. Baltą užpakalį mačiau. Ten nušokavo. Wow. Ta prasme. Geras. Čia visiškai šalia. Už kalnelio šunys lojo, o čia jinai savo valgo. Kažką tai. Turbūt labai skanaus. Einam, pažiūrėsim. Čia gal aukščiau reikia. Geras. Geras. Visiškai tikra stirna. Žiūrėk. Tik tai girtas, kad nabėgo. Pabaidžiau. Prasibrauti. Dabar reikėtų jau gerai tykoti, jeigu norėtum ją nufilmuoti. Bet ne ten nuvarė. O tenais. Jinai tenais slepiasi. Jinai tenais slepiasi. Va, matot. Sau. Stirniukas. Tenoje. Klausykit. Geras. Aš prisipažinsiu. Norėjau, kad taip nutiktų. Dabar biškai nesmagu, kad aš jį pabaidžiau. Aš jam sugadinau visą vakarienę. Bet čia nerealu. Nerealu. Tai jūs gal neikit šito maršruto, nes stirnas čia visai nebevaikščiot. Va, čia žvėrių takas matos yra. Va. Bet čia šiukšlės kažkokios. Kabo šiukšlėje. Bandom. Gerai. Žinot, 15 kilų man gal ir nepavyks šiandien nueiti, bet įspūdžių tikrai bus daugiau, negu aš tikėjausi. Nuotis. Šakalių belia kiek. Šakalių čia yra belia kiek. Na, aš žinau, kad čia galima iš to kelio einant išeiti į miestą. Iš to kelio einant yra kažkokia sodyba. Tokia kažkokiu būdu atsiradusi. Bet yra. O čia žiūrėkit, keturračiais važinėta matosi. Buvo, bet mums reikia tenai. Mums reikia tenai. Nes linija laidų eina čia. Linko debesiukas šalta pasidarė. Dabar reikia išlysti per šapakštyną tokį. Ir ten girdžiu. Tai kažką girdžiu. Tai vieną žiūrė. Pasivaideno. Bet tikrai atrodo, kad kažką pabaidžiau. Statistika, pažiūrėkime, kiek aš čia norėjau šiandien. 7 km 800 metrų. Neįsivaizduoju, kur, bet tikrai kažkas traška. Šiaip būtų gerai, jeigu tas pats bengis seka mane. Kad aš tikrai šio valdų išeičiau. Kad tikrai šio pagaliau. Tai gerai, dabar čia eisim šonu. Gal tik aš neatsimenu paskui. Paskui mes grįšim keliuku. Ir man atrodo galima tęsti palei laidus. Žinot, kas yra įdomu, kad einant
šito maršrutu, tu pamatai, kiek neria vandens, iš kur jo suteka. Nes čia va dabar irgi už manęs yra tokia žemuma, iš kur tas vanduo renkasi, aš nežinau, bet jisai visas subėga į nerį. Ir čia yra vienas tik tai iš intakų, nes ten, kur kelią tokį perėjau, kur statu buvo, kur apie gyvatę pasakojau, kad pervažiavau. Tai tenai nusileidus, leidžiantis tenai, yra atskiras dar kelis. Ten jis labai gražus kriokliai yra. Tai kada nors ir ten aš jūs nusivesiu ir parodysiu. Tai ten labai irgi įspūdingas intakas. O dabar apeinu tokį ratuką, grįžtu prie elektros laidų ir bandysiu vėl aš palei juos eiti toliau, nes atsimenu, kad prieš metus buvo galima lengvai praeiti. Labai aukšta žolė, žiūrėkite. Čia va per visą šitą reikėtų lysti, apsidergti tais pūkais. O tie pūkai labai kimba. O laidai, matau, eina. Lauk, kur jie? Ai, va čia. Taip ir nueina. Gal mes čia ir praeisim. Bandom. Štirniukas. Nešaukite. Va. Jau, to padartėm. Per švaną tai išeisim. Va. Apkibau. Čia kažkas valė. Gali būti, kada praeitais metais stirnų šūdai buvo. Ir čia atsivažiuoja matyti dėl laidų, valyta buvo gal. Arba aš einu per privatų sklypą. Nors tokio šiaip ženklo nebuvo. Tai va dabar tenai. Va, palei šitą visą reikalą. Kažkaip reikėtų brautis toliau. Nes jeigu va čia paliktume aukščiau, matosi visą liniją. Bet tenai, mums ten reikia. Čia dabar esame. Mes iš tenai va atėjom. Bet aš atsimenu, kad ten toliau yra vėl sklypas kažkieno. Nu tai problemytė, žiūrėkit. Man reikėtų palei tuos ladus ant, bet čia toks šabakštynas. Ir plus ten yra privati valda. O va čia, šlaitų to galima, man atrodo, išeiti. Ten yra irgi šlapia žemė, bet gal bus jau pradžiūvę. Ir aš ten turėčiau išlysti jau prie ten, kur man reikia. Žygiuojam. Nu, aš žinokit visai įėjau, bet einu žvėrių taku. Va čia, kičkelis, didelis akmuo, o va čia matosi žvėrių takas pramintas. Aš bandysiu jo toliau praeiti, bet čia nemalonioji dalis. O tai būtų gera eiti nuolat palei laidus. Aš įsivaizdavau, kad tas visas kelias susijungia. O dabar matau, kad ne. Ir čia dabar einu palei kažkieno sklypą. Tai tikiuosi, kad šunų palaidų neturi. Ir man gintis nuo šunies nereikės. Gerai, visas tempas žygio nukrito, nes čia reikėjo galvoti, ką darai, žiūrėti, kur eini ir atitinkamai prisitaikyti. Bet dėl to žymiai smagiau, man atrodo. Gerai, blogiausia praeitį, man atrodo, čia va ta žemiausia vieta, kur vanduo teka. Tai dabar mes eidami tenai turėtume išeiti prie kelio. Tuoj dar šakos čia per tą upelį, man atrodo.
toksai šlapis upelis. O, safe. Opa. Viskas. Mes tada lieka už mūsų. Čia dabar palei kitus laidukus, mažesnius, bet ne ką mažiau svarbius. Praeisim ten, kur reikia. Išlendau iš ten tų visų šabakštynų. Dabar einu tokiu keliuku. Jis va taip sukasi. Bet čia va tai laidai bus ta aukšta įtampa. Ir turėčiau galėti praeiti toliau. Jeigu aš anksčiau sakiau, kad čia yra apšilimas, norint eiti piligriminį kelią, tai čia bus rimčiau. Čia reikės galvoti. Nes lipant šakalius, tai buvo baisoka, nes tu nežinai, kas ten po jais gyvena arba kas ten po jais tupi. Tai va, mums dabar reikėtų va tenais keliauti. Mes iš ten atėjom ir tenais bandom išeiti. Iš ten mes ateinam. Ir dabar ant kalniuko esam tokio gražaus. Tenai eisim link šito. Ir tada viskas pasisuks. Skaičiai ėjimo yra tokie. Palaukit tai. Taip. 9 kilometrai. Taip, nueita 9 kilometrai su trupučiu. 2 valandas 10 minučių. Einu. O nuotykis dar nesibaigė. Pirmyn. Dar 2 stirnos, žinokit. Čia vienas ką tik prabėgo. Ir va tenai girdėjau. Sau, tikrai pabaidžiau. Čia vienas prabėgo. Ir čia buvo didesnis patinas kažkoks tai va. Stinėlis. Čia buvo didesnis. Dabar kažkoks kelius einu. Ir einam pažiūrėsim. Štai per ką. Stirna tai ten bėgo. Iš čia atbėgo. Tum. Čia va tai šitą. Kažkur tenai slepiasi dabar. O mum tenai tiesia linija dabar turėtumėm išeiti į Neries upės vingį. Toli, va ten. Va, nežinau kiek taip toli mes eisim. Bet va šalia yra linija laidų, kuri mus veda ir nuostabus puikus kelias. Tai šiaip atgaiva po to, ką reikėjo pereiti per to šabakštynus, per viską, bet dėl to tik dar įdomiau. Tai labai panašiai kaip ir piligriminiam žygiui. Būna sunkių momentų, karpų, būna lengvų. Kaip gyvenime būtų, ne? Problemos taip lengvai pasikeistų į sėkmingą etapą. Čiūrį parodau šį piguką. Na čia dabar jie jau kažkokią tešlą. Čia akivaizdžiai yra ruošiamas sklypas statybom, bet laidai virš eina. Kaip ir turėtum galėti praeiti, bet čia ir likas pusę kilometro būna vis koks nors iššūkis. Tai lengviau, tai sunkiau, nes tas geras kelias baigėsi. Dabar einu tokia tešlynų, tokiu važiuokit. Ir čia šiaip galėtum susmigti, bet gerai, kad jau yra pradžiuvę. Gerai, kad jau saulutės turėjom ir šiek tiek išdžiovino.
Ir va dabar išeinam jau į gamtą. Ir dabar tęsim kelionę palei laidus. Tiesiai tenai. Žinau, dabar pagalvojau, šiaip keista, kad kažkas stato, tai kad stato, tai nekeista. Keista, kad kažkas pirks tokį sklypą su namu, kur virš tavo trobos eina aukštos įtampos laidai. Nes jeigu nutrūks ar kokia avarija, tai tektų važiuoti pas tave į kiemą ir tenais tvarkytis. Kas čia būtų nei šis, nei tas. Įsivaizduojat? O čia, kadangi netoli Vilniaus, tai dar čia turbūt netokios užstatys plotus. Čia va dirbamas laukas. Toksai tvartas. Tik tai, einam toliau. O girdisi kaip įtampa viršai. Nežinau, ar girdisi. Tolumai matau vėl kažkokius iššūkius. Sklypą ar kažką tai. Matot, blizga. Mašinos stogas ar kažkas. Nu, pažiūrėsim, kur mes išeisim. Bet kol kas žmonių nesutikau. Tikriau savininkų, kurie būtų, žinai, čia tokie pikti, nepatenkinti. Per žemės sklypus stengiuosi neit. Bet jeigu ir išeitų, gal net biškį norėčiau pabendrauti. Gal net biškį norėčiau. Keliaujam. Kaip ir sakiau, va stulpų linija, o ten tvora, bam, pravažiavo. Einam žiūrim. Šiaip nežinau, ar čia ruošiasi, kad Augusevičius eis, ar ne, bet tas, kad iškapoti tie visi šapaliai, šiaip labai patogu. O, žinot ką? Špagą pasiimsiu, va. Iškart bus lengviau. Dabar kaip tikras žygeivis. Ir jeigu šunį sutiksim piktą, bus galima apsiginti. Tikiuosi nereikės filmuoti, kiek apsiginu. Bet akmenų tų didelių kiek čia žinokit. Va dar du. Va, 1, 2. Čia reikėtų gal tą trasą pavadinti kažkelių akmenų trasa. Suskaičiuoju, kiek yra. Ir vat tiek kostai akmenų trasa. Nes šiaip įspūdinga. Dideli tokie. Ir jie čia nuo tada, kad atsirideno, matyti ir tebe stūkso. Turbūt. Ir einam toliau. Lipam į kalną. Oi. Lipam į kalną. Arba galim bandyti apėti aplinkui. Nes tenai, ten kur namas ir ta tvora, tai mes labiau ten brausimės per Šabakštyną. Tai geriau einam va ten, apeisim ratuką, nes ten mačiau kelias kažkoks eina. Ir išeisim į tą patį kelią. Nu, žinokit, jaučiu, kad priejau trukdį. Nes linija eina nuo manęs, matot, į tą pusę. Va tenai. Bet čia yra privati valda ženklas. O ten palei kelią irgi panašu, kad bus dirbami laukai. Kažkokia publika įdomi važinėja su tuninginiais paėmusiais. Bet va, problemytė. Nes toliau išeiti nebegaliu. Tai dabar, kad išeiti tenai, prie stulpų, privati valda. Ai, va ten yra numeris, jeigu nori praeit matyt, va čia privati. Tai Šuckis. Nesai tenai aplinkui gausis, nu netaip įdomu. Ten yra kelias, į kažkokį kitą kaimą išeina. Liūdesėlis biškutį, ne? Ir aš esu motoroliu ir pravažiuoju tą kelią, nes ten jis išeina paskui į tą griovių draustinį.
Tai dabar, kad ten mums atsidurti, galima bandyti eiti tenai, bet paskui mišku kažkaip neaiškiai teks eiti. Tai jaučiu, kad aš einu palei kelią, o jau paskui išeisiu ten, kur linija eina per mišką. Ne. Piri. Šiaip, jeigu kas norėtumėt, kad aš jūs praveščiau, rašykite komentaruose, gal aš, nes yra pas mane minčių kažkokius va tokius žygiavimus daryti. Aš būčiau kaip vedėjas, gal kažkoks pravedėjas. O šita trasa, čia ir buvo ta pirma, kuri galvoj gimė, nes čia, sakau, apylinkės tokios apvaikščiotos, apvažinėtos. Tai čia, manau, būtų toks visai įdomus maršrutas. Aiškiai matant šitos tokius ženklus, pagal kurios tai net yra, kad elektros stulpai tave veda. Tu bandai prie jų likti, šalia jų. Tai va. Žiūrėkit, sustojau į batą, kaip lindo šakalas. Čia šitus gal prasikišiu, kad nesimaskatuotų. Ir pučių nėra. Lyg ir ne. Viskas gerai. Apa. Toliau. Čia dabar, žinokite, tokia ramią vietą išėjau. Čia tose laukuose. Aš pas dabar nustebęs, kiek čia visko pristatė, nes aš šią žiemą nelabai važiavau. O pilna dabar čia pristatyta naujų visokių dalykėlių. Tai dabar, kadangi telefonas irgi baigia išsikrauti, tai aš pabandysiu luktelti iki to momento, kai aš vėl nueisiu iki tų nelemtų elektros laidų ir bandysiu tęsti tam, kad galėčiau nufilmuoti, kaip finišuoju ir gal dar tam kažkaip tai, kol grįžtu. Nes man dar grįžti reikės nuo to Vingio iki namų apie 6 gal 7 kilometrus, kažkas tokio. Nu, bet einam, oras geras. Aš žinau, dabar pagalvojau, kad reikėtų kokį nors jetpacką turėti. Aišku, būtų krovinys papildomas neštis. Bet tai vietoj, kur buvo privati valda ir nebegalėjau eiti laukais ir miškais, jeigu aš skrisčiau iš to žemės. Taigi aš nieko jau nepažydžiu, ne? Skristi virš žemės, koks dronas, jau galėčiau. Kokį 30-40 metrų pasikeli, praskrendi. Tai tada reikėtų kažką tarno, kuris neštų tą jetpacką paskui. Jo, nes negaliu atleisti aš tai privačiai valdai, kad aš ten praeit negalėjau. Nes dabar einu aplinkui, vietom, kur aš šiaip žinau, bet nesu ėjęs, šiaip irgi įdomu yra tom pačiom vietom, kur važiuojat praseit. Visai kitaip tada atrodo. Lėčiau ties visas prieit. Gerai, taupom batarkę. Ką tik pravažiavo offroaderistai. Vienas motociklas ir 2 visureigiai. Ir čia pasukau tokiu keliuku, iš kurio išsuko. Nes jisai panašu, kad išeina tenais vėl prie tų elektros laidų. Tai gali būti, kad ten kelias toliau eina. Tai žygiuojam. Beje, ausis vėl išsitraukiau, nes atrodė, kad kažkas vėl krapšta už manęs. Bet false alarm. Čia viskas buvo, kol kas tik tai 3 žvėris pabaidyti, 3 stirnos. Kad tikrai buvo 3. Čia girgžda kažkas, čia jaučiu raganą medžio supasi. Nu tai geras naujienas. Iš ten atėjau, va linija, kuri eina. Tai mes čia apėjom papildomai nedaug. Čia tie visureigiai matosi važiavo, nes čia viskas išjodyta. Ir eisim į tą pusę, va tenai. Ir čia dabar nuo čia iki pat Vingio galima eiti palei pat laidus. Jau šitas vietas atsimenu. Ir nuo čia vien tik tai prognozuojami ir žinomi dalykai.
Tai va, čia bus smėlis, čia bus labai stačių vietų vėl, bet dėl to įdomu. Žinau, kad jau nedaug liko. Nu, dar sustojau, privalau parodyti, kaip čia gražu. Va, vingiuoja kelelis. Vingiuoja kelelis. Ir dabar į kalną užlipsim. Gerai. Atėjau į vietą, nuo kurios jau matysis. O, žiūrėkit, čia kaip išvarinėta. Keturačiai motociklas. Čia motociklas bus. Bet atėjau į vietą, kur matosi jau finišas. Ten žmonės yra praeitis. O dabar į priekį parodys, nes yra nuo čia labai aukštai. Toli matosi labai gražiai. Matosi, kur mes eisim. Ir nuo kokio kalno reikės ataus nusileisti. Tai va. Štai, gerbėmiai, tokią panoramą turim. Ir mums reikės ten žemyn nusileisti. Ir va tenai, toli, kur pritraukiu iki max. Va ten, kur baigia šviesti laidai, ten yra upė. Nes ten, kur šviečia ta šviesioji dalis šlaito, ten jau kita Neries kranto pusė. Tai mums dar reikia va šitą visą nueiti. O grožis. O grožis. Žiūrėkit, liko 8%, bet aš dar jums privalau parodyti, kokie va čia yra dalykai. Kokiais tenka lipti prie pat Vilniaus. Ir čia statu. Čia tikrai yra gana statu. Bet jau žiūriu, pravažinėje yra visureigiai neblogai. Čia va, praplauta. Nes praeitų metų va šitą rudenį čia buvo iš vis nepravažiuojama. Bandžiau su savo Grand Cherokee pravažiuoti. Ne. Išsigandau, kad bamperį nuplėš. Nes rėmėjų per mažai. Ir negaliu sau leisti jokių žalų. Remkit mano kanalą. Ir įdomu, kad tapkit prenumeratoriais. Ir nuotykių daugiau turėsim. Va ir atėjom. Čia yra toks kemsynas. Čia tų pačių išvažinėtas visureigininkų. Va. Ten kitoj pusėj jau va tie laidai, kurių mes nebepasivysim. Teka cykiai. Tai vat čia galėtų būti tokia dienos pramoga. Jeigu aš nebūčiau taip improvizaciniu būdu greit sugalvojęs išeit, būtų buvo galima pasidaryti visai smagų dabar piknikėlį. Nes dabar tikrai būtų galima čia. Yra vietų, kur saugiai užsikurti ar laužiuką, ar kokį dujinį degiklį. Ir išsikepti kokį nors dešrygalį, mėsigalį, kavutės atsigerti, jeigu termosą turėčiau. O dabar tik vandens. Bet geras jausmas ateiti. Geras jausmas. Tai dabar skaičiai, teisingai. Kaip man čia sekėsi, tai palaukit, kažkaip tai pabandysiu pažiūrėti. Taip, visas ėjimas truko, 3 valandas 22 minutės iki čia. Nueita yra 15 praktiškai kilometrų. Tai man dar, sakau, pareiti reikės 5-6 gal, kažkas tokio. Grįžęs namo, paskutinę ataskaitą duosiu, nes telefonas dabar visai išsikrauna. Bet laikrodis panašu, kad dar atlaikys, tai turėčiau turėti galutinį nueitą atstumą. Va, paukščiukai žiūrėkit skraido. Spėjau pagauti ten kažkoks dar vienas medžiotojas. O šiaip tai čia gulbių šeimyna kažkur gyvena, nes jos žiemą, aš čia irgi buvau atėjęs, plaukėjo,
Bet dabar gali būti, kad kažkur lindo, nes ten toliau šone yra toks pelkynas truputį. Ir ten, kiek žinau, jos kažkur listą lyg tai suka, nes ten dažniausiai toj pusėje sukinėjasi. Tai va. Ne, lėktuvas, gal kad kažkas atvažiuoja. Tai va, tokia pramoga. Improvizuotai išėjau, seniai norėjau ir aš manau, kad kol dar vestuvių sezonas neįsibėgėjo, kol man dar jų vesti nepradėjo reikėti, nereikėjo pradėti, nu, žodžiu, kažkaip taip. Tai dar galbūt išeisiu kažkur į tokį panašų nuotykį. Tai jeigu jūs patiko, padėkit laiką, subscribinkit kanalą, pasidalinkit su kitais kažkaip, nežinau, gal daugiau žmonių pažiūrės, daugiau vaikščiot pradės. Nes vat prasėti, ką aš dabar prasėjau, tikrai buvo labai smagu, jaučiu fizinį gerą nuovargį. Pareiti reikės, vienintelis dalykas, kurį supratau, reikėjo man vis tik pirštus apsiviniuoti su šitą neizoliaciją, o su pleistriuku, nes jaučiu, kad mazuliukai jau gali būti tarp pirštų. Pamiršau, kad taip būna, nes jie labai greit susitrina. O daugiau tai visur kitur koja turėtų būti gerai. Tai va, gerai. Einam dabar iki namų. Finišas čia. Nieko lyg tai nepamiršau. Kažką galvoju čia pasakyti, bet jau viskas. Viskas. Pažiūrėkit dar iltą. Prisiminiau, ką norėjau pasakyti. Pirštinės būtina pasiimti, jeigu su pagaliu planuojate eiti, o su pagaliu turbūt eisit. Tai pirštinės labai rekomenduoju, nes aš į piligriminį žygį kai ėjau, su tais pagaliais paprastais va tokiais, tai rankos labai, va čia nusitrina, va čia, nes čia pagalys stabdosi. Tai čia šitoje vietoje būna labai skauda, paskui po kiekvieną skauda, žyja, kuris trunka ilgiau negu dieną, yra labai blogai. Tai va, čia tas kemsynas labai spūdingas. Visas išvažinėtas. Tepalo dėmes. Tai va, o dabar tikrai namo, nes jau temsta, šalta kaip matot, saulė visai dingo. Tai dabar reikia pareiti ir pažiūrėsim, koks gausis tautalas. Tai va, beje, trasos ilgis, aš įtariu gavosi, jeigu palauk 14-15, sakau beveik, tai minus 3,5, nes nuo namų iki starto man buvo beveik 3,5 kažkas tokio. Nu tai va, 11 drūtų kilometriukų. Gerai, dabar pirmyn namo. Nu va, apsisukau dar, saulė nusprendė pabučiuoti prieš pareinant. Koks grožis. Labai gražu. O dabar va ten reikia įlipti ir pareisim. Nu ką, parėjau namo. Laikrodis rodo, kad nueita 22 su trupučiu kilometro, bet kadangi aš ne prie pat namų jungiau, nes nenorėjau rodyti, kur aš gyvenu, tai jo, nuėjau 23 kilometrus, trukau beveik 5 valandas, jaučiuos pusė velnio, įdomu, kas bus rytoj. Tai va, bet toks pasivaikščiojimas, tai ačiū, jeigu žiūrėjote iki galo. Ir dabar jau sėdžiu su jauduliu montuoti greitai, noriu greit noriu sudėti, kad kiek galima greičiau pamatyti. Tai ačiū, kad žiūrėjote.